Šventė pergalė 28-23 ir 5 įvarčių skirtumų įveikė Kauno Granito Karigaja. Svečių ataka. Geltona kortelė dabar yra rezultatyviausias žaidėjas šių metų pirmenybėse kauniečių komandoje. Iš viso jis yra jau pelnęs 78 įvarčius. Tęsiasi pozicinė kauniečių ataka. Na, kol kas tikrai puikiai gynyba, puikiai ginasi abiejų ekipų žaidėjai. Sužaista jau beveik 5 minutės ir pelnytas kol kas vienas vienintelis įvartis. Vėl neblogai apsiginta ir čia 9 metrai. Rankinis kol kas rungtynių pradžioje, galbūt vėliau ir išvysime tas greitas žaibiškas Dragūno atakas, kokias, sakykime, buvome matę. Perdavimas nesulaukė adresato. Vėl Drevinskas gali mesti iš toli, šis vaikinas, ką jis ir padaro. Jos Kario rankininkai, vėl jie rengia savo ataką. Deividas Virbauskas žaidinėja kamuolį. Drevinskas, Virbauskas, pusiau kraštą. Starolis. Drevinskas. Starolis, Drevinskas. Virbauskas. 7 metrai. Taip, rungtynių arbitras skiria 7 metrus. Prieš jį išrikiuoti keli žaidėjai. Vartininkas Pažemeckas atėmė šį iškeltą viršų arbitro ranka. Reiškia, kad reikia kuo greičiau mesti į vartus. Orlovskis pasiruošęs tai daryti. Ne jis, o štai Jarukas. Taip gražiai dabar įžaidė kamuolį per 2. Nelengvai klausosi šis susitikimas Klaipėdos Dragūno komandai. Bet kol kas +2 tai tikrai nėra blogas rezultatas, jeigu mes taip perbėgtume akimis šių rungtynių scenarijų. Turime klastingą metimą. Aistis Pažemeckas. Tai galima juos už tai tik pagirti. Bet realiai vargu ar patys jie tiki, kad gali likviduoti tą atsilikimą, kurį dabar jie turi